pats bandęs ten tos tokios ajavaskas, grybus, ten bufo, dar kokius nors ten dalykus? Aš esu bandęs iki sąmoningumo kelio, žinau, kas yra haliucinogenai, bet šiaip aš nepraktikavau jokių ajavaskų. Nes dabar yra tiek daug mokytojų sąmoningumo Lietuvoje stebėjau. ir tenai ceremonijų vedėjų ir kaip čia faina, kaip reikia ajavaskos ceremonijos praeiti ir kaip čia atsivers pasaulis, tiek teigiamų savybių ten. Kaip tu žiūri visą tai? Aš čia žiūriu, vat, būtent tai, ką aš pačioj pradžioje minėjau, kad yra technikos, žmonės tiesiog arba nori įvairovės gyvenime patirti kažko naujo, nusibodo jiems tas gyvenimas, nusibosta sunkumai. Čia mes gyvenam vis tiek Lietuvoje, šalta, reikia draudimus visokius mokėti, šildymus, visokiausių mokesčių. Mes ne taip gyvenam, kaip Tailande žmonės gyvena. Ir arba žmonės nori kažkokių naujų patirčių, arba kiti siekia puikesnių būti, geresnių. Ir ieško paprasčiausių, greičiausių kelių. Tiesiog norisi per minimalų laiką, per minimalias pastangas, mažiausias patirti maksimaliai visko daug.